Toks veidrodis. Dar vienas. Okay, let's go. Super. Koks dalykas, jūs pasižiūrėkite, bet čia ne mano. Nesu dar tokio dalyką matęs. Yra šiek tiek graibšto lygia ir jam užstrigę. Aš nesuprantu ir niekaip neišvažiuoja. Opa. Nu jo, norėtųsi tų kibimų gražių išvažiavimų. Bet kokį 80% kibimų, 90 gal atleidinėja. Bėga. Šmaudyti čia. Šmaudyti tik šortų šiandien nuo visas.
Gražus labai. Opa. Puikiai. Opa. Sorry, nieko negirdėjau. Nieko nepasikirta, reikėjo lūktelt. Nu, aš netikiu, kad ten nėra jos susikabinusios. Aš dabar, pavyzdžiui, šitas taškas yra 7,5. Pirmas 8,2. Išsiaiškinom, kas čia yra. Nu, kas čia? Kartą. O kas čia yra? Tiesiog pašas. O tai kam jis tas plūdurus reikalingas? Jis neplūdurus, kas? Aš vakar įmečiau, jis iškyla. O aš vakar įmečiau plaukę. Tai va, aš dėl to sakau, Vaidui, sakau, tam žudui, sakau, aš nežinau, kam jie reikalingi, sakau, jeigu jie iškils, žinai. Taip, tai aš... Dabar įmečiau. Čia aš sakau, žinai, gal... Tokie, Va, parodyk prieš kamerą, gal kas žinos, kas čia, nes aš, pavyzdžiui, tokio nematęs. Matė tokius? Tarp 8-10 galima sakyti toks vidurkis. Kas žvejavo karpius ant tokių dalykų, ant tokio pašą. Šiaurytą tokį šalia. Labas. Jeigu rašiau prie durų, tokį padėtų, tai galvočiau, Ką čia? palikti dovanų. Nu, jeigu yra žvejų, parašykit, pasakykit, gal esat. Yra ten. Taip turėtų būti čia mes. Jo, grins truputį, kad buvo. Nu, van tokių, ar esat kažkas tai užsirinėję. Parodyk biškį ir prieš GoPro kamerą. Gal GoPro kas nors žiūrės. Amūras. Nu, pakomentuokit, kas čia yra. Jisai didelis yra. Ir jo, žinai, staigiai. Kiek nori gali atsipjauti didumą? Nu, gali pasilaužti. Nu. Kažkokie tai... O tu dar žuvinis žiūrėk. Jo. Labai murdantis yra. Žiūrėk, mūras, žinai, smarvė jo tai vietą. Kas yra, kad perplaukė į vieną pusę, o graibštas šitai nereiks neštis. Duodasi prie kranto. Nu davai, oro biškį. Žvinius. Stiprus žvinius. Jau ranką pakirta. Ir tu pavargai jau. Opa. Stengiam kuo greičiau, kad
Nekankint žuvytės, šiltas, saulė. Labai gerai. Ta prasme, nori pailsi, nori užmeti po 5 minučių įsitrauki žuvį. Nu, yra tame ir gerai, ir blogai. Kartais tų kibimų per daug, kartais jų per mažai. Bet svarbiausia, žuvis kimba, gamta, oras geras ir super. Kadangi aš nežvejoju, meškerės ištrauktas, tiesiog dar vis telefoną pridėjau, žiūriu, kad Aivaras traukia, tai aš gal geriau jums kontentą duosiu, kaip jie žvejoja, man bus paprasčiau filmuoti. Nes pačiam tai ir žvejoti, ir filmuoti yra varga. Leisk, aš tau padėsiu. Traukimą galvoju, kad yra gal amūras turėtų būti. Prie pat pasiūta? Labai duoda. Prie pat? Nu jau nuo pat ten. Veidrodis. Na, kodėl piktas kas. Pabūsiu operatorium. Be mikrofono tai gali būti garsas prastas. Prašo valo jis nors tokia. Norėtum. Dar ne. Bet jau biškį orą paėmė. Dar kartelį gal apsuks ratą ir jau. Nu, viskas ateik. O, tavo graibštis. Palauk, dabar dar kita problema. A, išsimovė? Įsimovė. Aš pas tave galvom ant slėgio. Nu, o kurgi tavo žvinukai tamsta? Lupa neilgavęs yra. Bam! Labai geras. Kimba va taip vienas po kitą. Kaip Aivarai įspūdžiai? Gerai. Kaip tau Vydai naujokui? Gerai. Visiems viskas gerai. Visiems stalas gerai. Nieko nereikia. Nu, aš bendrai einu, pasiims irgi vieną nealkoholinį ir ateisiu. Galiu pagelbėti biškį kažkom. Ne, laivelį norėjau paleisti, jau viską sudėjau ir... Ir išvažiavo, iš laivelio builį paėmė, ne? Ne. Supratau. Antrą norėjau ištempinėti. Tik pasirašė ir išvažiavo. Pirmoji. Lengvai labai. Amūras. Va, bus tau pirmas gyvenime amūras. Nutrūko? Nu. Dėja. Galvojau išeis pasėdėt, nors kažkiek tai. Nu vis tiek žiūriu, kad nu reikia pašaro pasidaryti. Ir dar kaip tik kibimas, čia buvo šis jau pusę valandos prastovėjo. Šita meškerė kokia 1,5 valandos. Tik su pavoja užmesta.
Eime, parodysiu dėl ko. O ja, tu ten gal nerš pas mane pradeda jau. Prie pat taško, taip, ten davėsi, kad nežinau. Parodysiu, kas jau keis. Aš čia liko truputį, tai žodžiu viską darysiu tą patį, pagalvojau tik. Kitą dalyką, tai spodmiksas šitos dėsiu. Ir aną kartą dėjau vakar kanapės sėklas, o dabar dadėsiu tigrinę riešutą smulkintą. Ir kukurūzų bankutį ir viską supilsiu CSL. O į sausais tai bus čia boilį dar turiu. Redfish'o. Kukurūzinės paletės. Gali būti palėčių miksai įvairių. Ir dar palėčių. Iš smulkesnių beros 6 ar 8 mm. Nu ir nieko, ne jų nepilsiu, nes pamiršau likvidus namuose, turiu saldžių tik tai čia. Bet viskas sueis, kaip tiek įbimo, čia manau nesvarbu jau ką pilti. Bendrai pagavęs turiu kokių apie 20 skarpinių, nežinau kiek nufilmavau, 20 tikrai nenufilmavau, kokių 10 nufilmavau, ar aš juos visus rodysiu, taip pat nežinau. Nei garso kokybės, kai bus nieko, žodžiu. Karšta be proto, jaučiasi nuovargis. Mėgojau 3,5 valandas, nors naktį nežvejojau, bet šiaip mėgojau prastai. Per naują video darau. Ir vėl kibimas, kaip tyčia. Žodžiu, kad tik padariau video, bet žiūrim, mikrofonas nebuvo dakištas. Tai pildėsiuosi jaukus, nes jau į pabaigą. Tai spodmiksas eis kokie 5 kilai. Tik dar užpilsiu ne kanapių, bet smulkinto tigrinto riešutą kokį kilogramą turiu. Ir viską supilsiu dar saldžių kukurūzų skardinę ir tada supilsiu CSL. O į bazę... Taip lengvai iš pradžioje. Nu ir į bazę eis vėl redfish'as, gali būti paletės, kukurūzų paletės. Dar turiu kažkokių dar žuvinių palėčių 6 mm ar 8. Tai dar anų įdėsiu. Tai ir berods kaip ir viskas. O nugarą kaip svyla, radau baltą maikę. Tai šiek tiek galbūt. Ko iš čia buvo? Nesupratau, ko iš čia buvo, bet... O tai čia kulversti padarė. Tai viskas gerai, žuvis yra. Žodžiu, traukiu kažkieno kitą sistemą, litkorą. Kas čia? Vėl ta pati situacija. Dabar žiūrėkit. 2 švinai. Mano meškerė ištraukta, jinai iš vis neužmesta. Ir karpės. Žvinius. Mano vafteris, kaip matot, viršui. Opa! Pabėga. Nu, esmė supratot, kas buvo. Užkabinau kažkieno nutrauktą sistemą. Oi, vargšas su kabliu burnoj duodasi į litkorų visą. Labai negerai. Baigiau pašarus darytis, tai vieną meškerę staigiai užmečiau, dabar tik tai su pava, tiesiog iš rankos. Nepyliau nei CSL, nei jokio likvido. Tiesiog gali būtas, palėtės, tada avido. Boilį ir kukurūzinės palėtės, nu, spodmiksas su daugiau smulkinto tigrinio riešuto. Tai esmė, kad nebepilsiu CSL, nes kips taip ar taip. Tai aš geriau pasitausosiu, kur jo tikrai prireiks.
O dabar kol kas dar neskubėsiu. Šiaip norėčiau šiandien dar kokius 5 pasigauti ir viskas, ir daugiau laiko praleisti. Šiaip užsimečiau tą išsupavą, dėjau svingą, šita pradėjo kipti, jau matau, kad iš šoną nuvažiavo. Tai svingas dabar ten neuždėtas. Nu kur tu čia jau tiek kartį priplaukęs? Ant laisvo vynioju. Nėra. Gerai, tai pasikeisim. Šitas lauk. Na kitą tokį pat uždėsim. Svingą einu taisydrą. Pasilikau aštresnius kablius atsirinkau, o atbukę būtent šitie, kurie ir kybo. Tai šitos jau išmesti. Pasimsiu naujų, turiu aš jau prisirišęs begalę, tik paprasčiausiai kažkas tinginys apėmęs ir tingiu ieškoti. Telefonas kažkokiu stebuklingu būdu rodo, kad yra drėgnas ir negali krautis. Nežinau, iš kur drėgmės gavo, nes jas nėra. Tai sakai, sportuoji davis. Žvinius. Nu, toks visai nieko. Gražus, gražus, labai. Ai. Nenori pazuoti. Nu, pasirodyk. Biškelį labiau visai tai pavers. Nu, aukštai labai. Labai gerai. Super. Nu, ką. Į namučius atgal. Prašom, prašom. Varai. Vėl visą šviu. Ne, viskas čia gerai. Viskas pepsi nebeaišku, kur kieno meškerė. Nu, tai mano rišimas atlaikė tokį karpį. Nu va. Jau mano pavadėlis pirmas atlaikė karpį normalų. Super. Sutobulėjai. Po biškį tobulėjai, priekį. Viskas su laiku. Aivaras gal su laiku ir ištrauks, va. Kad žinok, pačią nugarą irgi nešviesi. Per maikę jutau, kad per maikę tai. Vakar va taip va powerbanką paskandinau į vandenį. Šitą, ne? Visiškai, bet ne šitas, o kitas ir veikia visas. Galvau, kad užtrumpins kas nors. Aš jaučiu, kaip mano nugarą dega. Nu, ateik. Gražuolė. Nu, labai geras. Labas. Lupy ten va, tvarkingai. Nu čia žinok, link 10 gal. Nu jau. Reikia, graži žuvis, nu, tikrai, tas spalvos jas gražios, tvarkinga, sveika. Žinai, kaip kai kur būna. Super žuvytė. Nice. Čia mano taip šokinėja, kai čia amūras ar kai čia. Ko jis taip duodas ir vėl kyla. Žiūrėkit, bus šuolis ar nebus. Čia bus amūras. Nu, ką čia, įsigas, neįsigas šitą. Graibštą ar nelabai. Tai priklauso, kad ir mažas, bet instinktas toks. Ne velniais.
Dar į graibštą nenori. Ir tik pasikeičiau savo mėgstamus bailiukus ir iškart kibėjimas. Opa! Nu, kameros neimsiu, GoPro, kaip jau sakiau, vandenuką. Oi, 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 tai vėl iš šito. Nu, lyg ir nieko tokio. Labai gaila. Viskas paleidžiam jį, kad greičiau mažiau kankintųsi. Vėl eilinį kartą panika, stresas, ne? Gaila. Žodžiu, pasidarysiu, jau šitą jau pasidariau. 40 metrų, vėliau, kada ištraukinėsiu šitą, pasidarysiu irgi 40 metrų, kokius 5 metrus vieną nuo kitos atstumu, nu gal 10. Ir vėliau tik su pavam mėtysiu, nežinau, čia man aišku ilgam dar užteks, bet žodžiu, susitrumpino atstumus, o vėliau, jeigu ką žiūrėjosi, tik su pava. Nes jau atsibodo ir su to pačiu laiveliu ištraukinėti. Nors jeigu nematuosiu atstumo ir tiesiog pavako neuždėjus mes, tai gerokai staupysi laiką ir nereiks man iš to saulės degti. Aš net nebejoju, kad kibimų tikrai sumažės, nes žuvis čia, kaip pastebėjau, iš karto reaguoja į tai, ką tu jai paduodi, tik tai skęsta ir viskas, žuvis į tai reaguoja į dugną, nes greit labai. Ir aišku, kad tenais žuvies čia matosi daug, ten ištuština per minutės, sekundės. Tai vat, tokie esminiai pakeitimai vis. Bandžiau filmuoti su akiniais paskutinę žuvį, nežinau, pavyko, nepavyko. Bėda, kad gyvenime nebuvo žuvis iššokusi iš mato, o dabar amūras iššoka ir kažkaip. Aš suprantu, kad nei aš kaltas, nei aš ką, bet nu vis tiek gaila, kažkaip šūdinai jaučiuosi. Nu, bet nieko tokio. Šiaip gražiai viskas, niekad tenais ant jo nesimato nei žemės. Paleidau, plaukė ir nuplaukė. Tiesiog nemaloni patirtis. Papa. Žodžiu, nežinau, kas pavyks nufilmuoti, nes GoPro jį turiu perkaitą, stringa visiškai. Nu, gal ramiai. Ramiai nebus jo. Kad ir mažas vis tiek šovė. Jau galvojau, spėsiu pakišti. Na. Nu viskas. Tiek, gana. Pasispardė.
gražus. Nu ir iš karto keliauja. Pabandysiu video padaryti su akiniais. Ko gero nelabai kas matysis, garsas bus tragiškas. Bet GoPro kol kas nebeliesiu. Reikia iššeifuoti visą pašarą, pavakoinės. Bet šitos pavakoinės tai dar kai kurios ir pernykštės. Anas indėlis dar tokį pilną turiu, kur prisirišęs, tai ten šviežios. Galvojau, kad aš net per galėjau jauką visiškai nesidaryti, žiūrėjau tik su pavakoinė. Ir kiek būčiau pagavęs, tiek būčiau pagavęs. Nu bet jau šaukštai po pietus, taip sakant. Tai reikia maitint. Šiaip reikia tą ištraukti jau. Irgi pasidarysiu 40 metrų, kaip sakiau. Gal su pavaku žiūrėsiu, bus ramiau. Tai užkips, net tai ne. Bam, bambino. Ir žodžiu, susitrumpinus atstumą, išvažiavo gražiai. Nes gal ten prie salytės jau nebeturėdavo tolyn, kur plaukto iš šono, taip ir eidavo iš lėto. Įtariu, kad nemažas. Tai pas kaimynus plaukia. Būtų geriau nesurinkti man jų. Baisiai karšta. Nugara dega, svyla per maikę. Graibštas tai akimirksniu džiūna ant tokio šilumos. Nu palinda jau tikrai nekyšiu, pasitempsiu šičia vis tiek. Kažkur jisai čia netoli. Žvinius, gražu žvinių šiaip. 10 turi būti. O stiprus. Ar čia saulės, aš jau išvargintas. Tuoj parodysiu, tik tai atkabinsiu. Iš pradžių karštą, matot, nenoriu čia ilgai čia ant šitos saulės laikyti. Nu, gražus paršas. Tuku iš karto. Labai greitai vieną nutraukyti. Super. Paleisti, kad nesikankintų.
Super. Nu 10 tikrai buvo, gal 11 kokių. Tik laivelis spėjo, bėgom viską, kameras dar pasimti, žodžiu. Šoną nuplaukęs, belė, kiek. Ir į lupą ir viskas. Kažkaip kablys. Nu, nors tai šit tiek laiko bėgo. Oi, kablys atlinko. Bet net aiškiai matyt galiukas į viršų pakylęs, o kliūna į priekį. Tai čia kurineris, šita. Ir vėl į mane priplaukęs. Čia vėl kažkas biškė smulkesnė, o gal ir ne. Čia turime ar žvynis, ar veidrodį. Nu. Dar vienas kovotojas. Labai greit išvažiavo, tik užmetus. Kaip ir visi. Stengiuosi kuo mažiau žuvį laikyti, kuo greičiau paleist, nes laukia be proto karštant saulės. O čia vien saulė ir dabar čia bus iki vakaro. Ant kiek čia viskas. Nei telefonas kraunasi, viskas stringa. Sėdėjau dar akinius, bandysi su akiniais kažką pafilmuoti. Nu žodžiu. Kiekviena žvejyba tuo ir įdomi, kad nežinai kas bus. Va. Porą žuvų turi užtekti iš savo. Gal, jeigu dar nusifilmuos, nežinau. Toks labai gražus apvalus. Kaip 3 kapeikas. Ir storas ir apvalus. Labai fainas, gražus, nedidelis, bet genetika labai graži. Kaip važiuoja į šoną. Ant galėjau pasigauti. Ant vakarienės būtų. Žodžiu, dabar žinau, kad čia be mikrofono, tai prastai girdis, bet mikrofonas kraunasi. Tai įrangos gedimai, karštis, viską pasirodo irgi labai gadina. Telioju, žodžiu, vieną tašką ir kitą visi laivelį, kas trečią kokį metimą nutraukiu, o šiaip tik dedu pavą ir metu iš rankos.
Ne. Pats jau ant galo gražiai įčiažė. Tokį va grožį. Labai gražus spalvas. Nu, svertinės. Tikrai nenoriu šio ant saulės čia kankinti. Labai smagu ir gera gaudyti tokius nemažus karpius. Ką jūs čia kolektyvo papildyt atėjot? Žiūri savo taršnoja, bet čia didesni, pirmai mačiau su mažiukais vaikščia. Faini tokie. Bandau filmuoti, kamerą padėjau timelapsą, bet antis apačiuotės, nesimatys, jos čia man toj vandenį nuvers. Ir žodžiu, padariau zoomą ant dviejų, tai gal kokį šuolį užfiksuos, bet šiaip šuolių labai sumažėjo palyginus, kas dėjasi. Gal jau perkaita ir žuvis, nu bet vis tiek aktyviai kimba. Nuostabi vieta, nuostabus oras. Nu, aišku, galėtų būti šiek tiek vėsiau, bet viskas gerai. Kuri čia? Šita jau atsileido. Dabar. Keistai. Nemažai tuščių kibimų. Gal jau ir kabliai čypa, nes buvau belė kiek prisidėjęs. Liko vienas. Tai patikrinti, kaip čia šis. Šitas jau patikrintas, kad geras. Numeris 1. Pernai metų ir kol kas šiemet. Važiuoja čia konkrečiai. Bandžiau kamerą timelapsą pasakyti, dabar žiūriu, kad nukryto. Ir išvažiavo. Eik. Ir ant tos dar užkybo. O šitą tai toli nuvažiavo. Matau, kaip panos valas į dešinę važiuoja. Yra žuvis. Bet ir čia yra ir tikrai nesmulki. Ana atleido. Jo, čia visą kelią ganėtinai taip svoris jaučiasi. Nu bet čia ne. Dabar geriausia būtų, kad man jie čia abu nesusipintų. Jeigu ir ištrauksiu, tikrai iš pradžių eisiu paleisti šitą. Nes ant karčio aš jas tikrai nepaliksiu gulėti.
Opa. Vieną. Turim. Gražus karpėcas bus. Super. Jau į tą pusę. Opa, ir dabar į tą varą. Uždusau, karšta. Žuvis kimba viena po kitos. Tai ką mes čia turim? Žvinius. Ne taip lengvai. Tokie parašiai kaip suplaukė, tai labai gražu. Superinis gražus, tokias sveikas visas atrodo, labai gražu. Va, super. Super. Labai gerai. Labai gerai. Aš noriu ir pailsėti, noriu ir pradėti daiktus po truputį apsikrauti. Tiek nakčiai, tiek rytoj namus, nes jau čia viskas iki smulkmenų išmėtyta. Bet kaip tokia žuvis kimba, negaliu. Važiuoja jau kokį 10 sekundžių, pavargau. Ką tik užmečiau, nu visiškai ką tik. Dabar aišku, dar tuoj tai išvažiuos. Nu, jeigu neišvažiuos, tai bus keista. Ai, dar kaip toli, čia kėdė reikia gal kokį atsinešti traukti, jau nugarą paskauda. O. Taip gražiai buvo įplaukęs tas žvynukas. Veidrodis, kodėl aš jūs taip pasakiau. Važiavo čia normaliai, dabar tai matau jau atsileido. Negarantuoju, kad žuvis yra, bet traukti reikia. Čia kol susijungiau vėl mikrofoną GoPro, tai sukėsi normaliai šiaip, bet ir priplaukė prie kranto.
Aš iš tiesų dar net nemačiau, koks čia ir yra. Ar žvynis, ar... Uodega lygtais į veidrodžią panašiai, oranžinė. Ne, žvynis. Opa. Čia gal man pačiam save reiks dezinfekuoti, nes kabliuką šiek tiek įsidūriau. Sumaišė puses. Atsileido, matau. Nu, bet, žodžiu, jisai važiuoti nevažiavo, būčiau išgirdęs, nes aš čia vietoj buvau. Tai būčiau būgnelį girdėjęs, bet jau pamačiau, kaip pasileidas. Žvynukas. Tas vaistuku. Kitė. Tikrai 10 bus. Nu ir ko ne. Dvylika 200. Aš laimingas. Paviršium plaukia, matau, kaip bangas eina. Šiaip atsivežiau ir antrą graibštą turiu, tai galėčiau pasidėti vieną į vieną pusę, kitą į kitą ir būtų geras šuolis buvo apie salos kampą, ten, kur nebežvejoju. Ten buvo taškas vakar. Nu, iki šiandien pietų beveik. Išvažiavo, taip ir galvojau, kad bus. Pritingėjaugi prisiviniuoti tinkamai. Gražus žvynis. Manau, 10 tikrai bus. Nu, ko tu ten prie tos meškerės kili? Dar betrūko, kad... Pirmoji eilė, kad nepamirš. Lupytis, padažiau. Lupytis.
Neįsijaus. Neįsijaus. Štai čia net biškį priseksi. Bam! Superinis. Greit ant svarstyklių ir atgal. Sverti žino daug pamėgti. 800. Nu tai va 400 gramų. Pritruko. Iki tavo teisingas spėjimą. O aš laimingas bendrauju su TikToku ir traukiu žuvis. Yra. Šiaip jau senai ir nutrūkę buvo iš tiesų jau. Oi. Kaip tik dabar šitą meškerę užleisi su laiveliu, nes reikia ir man ir pašarą šiaip ar taip atsikratyti, nes ten grūdai tikrai jau nebebūtų gerinti ir šaldyti, nes tokio karščio čia prastovėjo. Dabar buvo šitas mestas su pava, nors ir tai, na, kurį laiką. Veidrodis. O toks veidrodis. Kuo tolyn, tuo žuvis visas man tik gražin. Pasveriam. $12 400. Nu, tiek parodysiu. Nu, jau dabar palydinėjai. Veidrodis 12. Turim. Iš tiesų labai senai nutrūkimas buvo, koks, nu neprisikalbėti. Kad stiprus tai tikrai. Ohohoho. Manau bus nemažas. Įtari. O gal kas ten ją žino, stiprus kas. Dabar lyg ir truputį lengviau. Nu bangas jau matau tam. Ne, čia čekiai.
Nu, nieko. Tokia, bet labai stiprus veidrodis. Nebe karšta taip dieną, tai nesiveriau daug, nes labai karšta buvo. Veidrodis. Gražus, visi labai gražus. Sveiki, be jokių žaizdų. Šitą greit. Pasiriam. $12 800. Big fishes. Važiuojam, tai čia su Aivaru derinkis. Negirdėjau, kad prisėsiu. Iš... Galima, aš turiu visą laiką būti. Aš irgi. Aš tai užžinau visą laiką, man buvo vaikščiai. Turim svečių atėjusių, bendraujam. Tik tokias laivas, žuvį traukiam. Kad į mums netėjo 600 kažkaip dar. Šokį tą mašiną netėjo. Ne. Bet gal priekin, gal rytoj bus... Kas čia mano meškeris, mes tą neskelbėme. Nu, sakau, mes pabandysime. Ne, nu gaila. Arba užmesk ir stabdžio neatsuk. Tai aš daugrinai moku. Bam. Ne. Mažesnis šitas toks biški. Ne, pamiršau. Atsidaryk pasatą durelėse iškart. Atėjo. Va tokį dar vieną žvynių. Turim. Nu ir ką, vis tiek gražus, kad ir ne pats didžiausias. Nu, jo, operatorius, jo. Tuoj, palauk. Va taip. Na dar stovi. Ištraukta, tai šitą važiuoja. O tas ir yra, supranti, tokį nutilėti, žinai, po vieną meškerę, praeis vieną atvežiuoja. Net užtempiai, žinai, porą minučių, žinai, jie... Pirmai pagavau Big Fish'ą savo šiandieną žvejybos, nuo šitos apskritai. Ir sakau, o dabar šiandien jau gaunas antrą parą, aš jį nebebūna. Nu atsigaudėjai. Kanerti. Taip, ir eini savo mėgoti. Užkipsti, jau rimtesnis. Bam, 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 bam. Meškeris abi ištrauktas. Aš suprantu, kad didelis... Įtariu, kad susirasiu savo didžiausius boilius, kokius turiu ir mesiu ant jų. Veidrodukas. Aš matai, aš dar ir prieš GoPro-gį į YouTube dar padarysiu filmuką. Per 2 frontus.
Nereikės niekas ant kitų viskas neslėpti. Bet jo kaina, bet Va, turiu draugų dabar atėjusius. Ko gero, jau baigiu, einu pasiieškosiu didžiausio boilių ir užsimersiu gal tuos tiesiog su pava ir eisiu miegot. Arba susitiksim naktį, o gal dar kažką turėsiu pasakyti, nu žiūrėsim, kažką pamatysim. Važiuoja. So, Aivi. Yra? Kažkas tai yra. Ar yra, klausiu? Kažkas tai yra. Kažkas pasižiūrėk. Matai, Eik tu. aš net dabar nežinau, kas čia yra. Garantuotai karšys koks. Kur čia ta barzda? Čia dvi meškerė susipynė jau. Žodžiu, reikaliukų bus. Žodžiu, nieko nesuprantu, bet čia mano 2 meškerių valai. Turėjai dvigubą kibimą iš karto. Kaip tai girdėjai, kas šiandėjasi. Nu. Beip. Yra žuvis. Yra. Čia mano gali būti. Čia pas mane kažkas nutikė. Pas tavę yra kažkas? Tai yra žuvis, supranti, bet jaučiu perėję per mano meškerės ir per tavo. Tai čia Čia vida meškerės. Čia operatoriaus meškerė viskas surinkus. Čia iš žodžių mano 2 meškerė. Netemp, Kaivarai, palauk biškį. Palauk, netemp. Aš savo pjaunu. Paimėt? Eik, Vaidus, surinksiu. Aha, ateinu. Vydas meškė. O tai ant kamo užkybę. ant vidą užkyba praėjo per mano 2 meškerės. Tai čia tas mums pridirbai reikalų. Karočią primesk, uždėję meškerę ir neuždės ant sensorių. Teftelis. Galvoju, laukiu, kada čia kaip čia bus. Galvoju, laukiu. Laukiu, jau mėgot, karočią, ne? Tu supranti, palikai savo meškerę užmestą ir neuždėjai zilkos ant sensorių. Bet, lemas, aš nepamačiau, reiškia. Visą laiką reikia patirti. Tirpi žvejybą. Bet iš kur? Reik peilę. Kur jūsų peilis? Va, paimsiu tą. Va. Nežinau, aš ieškau, bet nerandu. Pasivoja. Kur direktorius? Kur tu tą peilę ieškai prie kampo? Kablys dar čia yra. Ir ten kablys. Tai reikia žinti. Taip reikia. Šiandien jau galimė. Aidermaną pagavot, užpaukų orą. Ne, mano. Kieno tas da yra? Žinau. Mano, kieno yra, mano. Čia kada kaimyną kokią surinkom, nes ten girdėjau irgi taškyje. Все, давай. Sveiki, ribokiai. Ką žodžiu, prabudau. 6:30, 6:24. Mėgamaišis su pagalvėlė jau susidėjau. Reikalai šitie liūdni. Meškerės ištraukė lėtas, valgyt gamintis reikia. Daiktas krautis reikia, nes 5 valandas ir turi būti susiruošęs išvykti. Tai meškerių jau tikrai nebesiryšiu, žinokit. Aš čia dar turiu savo tą 3 meškerį. Ir viskas, nebesuku galvos. Išsitrauksiu 3 meškerį, įsitiesiu, šitas susitiesiu ir dar prieš išvažiavimą, manau, kad nors reiks ištraukti per vieną. Pašaro liko. Koks gal dvaras buvo, o kas dabar tai čia ko gero lentpjūvė kažkokia. Damos deginasi. Ir visi įsiamžinę su pagautais 20-ukais ir didesniais. Raganaitės kažkokios. Vadinasi, žvejybos vieta. Atleido. Turim. Nu, teko palaukti kibimo kokių 20 minučių.
Čia turim tokį nediduką, labai panašu, kad prasidės tai nerštas ant dienų, nes anoj ten, kur buvau pirmą dieną pasidaręs tašką, nendrinė taip duodasi, ten daugiau nendrių irgi duodasi. Ramiau. Ne, tu manęs neįtrauk. Opa. Nu va, nutruko. Minutė praėjo, minutė kokia. Maks. Ką reikėjo čia ištraukti? Ištraukiam. Nu dar turiu pašarą, reikia išeikvoti. Aišku, galėčiau atiduoti. Veidrodis. Rekordas tikrai nebus. Ką aš jau prisisvajau dabar apie tą rekordą? Rekordas geriausia būtų netikėtai. Gražus, stiprus. Jau kokios 2 minutės po užtraukimo. Ir nieko. Nu, nebent dabar vienam kartui liko. Nu, žuvies iš tiesų gavau labai daug. Sėdėjau dar savo tos AliExpress akimis filmuojančius. Paskutinis užtempimas, sudėjau likusį jauką, tai arba bus, arba nebus. Nu, su ta gražia gaida būtų labai gerai įsitraukti. Galėčiau savo ramiai džiovintis, graibštą viską. Kiek čia valandų? Po 9:15. Iki 12 turiu palikti vietą. Šia dabar nevelnė nematot. Šiomis gal irgi šiek tiek pataisysiu. Nu bus Big Fishas. Gal veltui sušlapinau. Čia privatus tvenkinis. Taip, taip, čia komercinis. Ne, nebus Big Fishas. Matau toli, kaip plaukia spalva paviršium. Šoną į šoną į šoną. Kyla. Parodė peleką. Nu bus siek, kokiu manau. Kiek? Aš manau
tarp 8 ir 10, nes didžioji dalis tiek buvo. Bet gali ir viršyti. Svorį yra. Nebesversi, svarstyklės sudėtos ir jau sverimo maišas kabas. Parodysiu iš arčiau. Žvinės. Parodysiu iš arčiau, jeigu ištrauksiu. Monstras. Gal ir pradės. Nu. Nu pasiūto iš čia prieš krantą, sutelkė jėgas. Laikrodis kaip nudegė. Dabar reiks nusijim pavaišę tokią savaitėlę. Viskas. Štai su šitokiu ir uždarom šią žvejybą. O dabar pirmin krautis. Baigt žuvį, man atrodo, ne papurškiau, o papurškiau antras kartas pamaišys. Ir viskas sutvarkyta. GoPro dėkliukas pamirštas. Išvaliu, tvarkinga. Nieko nepamiršti, nes kada čia atvažiuosi sekantį kartą, nežinau, ko gero gali būti, kad rudenį, gal ir liepą, nežinau, bet kažkada dar iš vis čia sunešio palomis. Nieko, viskas gerai. Tai ką, apibendrinam šitą žvejybą. Begalė daug žuvų, begalė. Dydžiai. Sakyčiau, vidurkis tarp 8-9 kg bendrai paėmus. Mažiausias berods, kiek pamenu, buvo amūras 4-900. Oi, šiaip visas. O didžiausias berods 12-8 karpis buvo. Žuvis labai atsiliepia į daug pašaro, tik paduodi pašarą, iškart žuvis prisistato staigiai. Tai su spodu būtų darbo išvien, galėtum o taip va dirbti vien su spodu, o meškerės gal net ir nespėtum užmesti. Ne, viskas gerai, sudegiau. Iš tiesų geras oras, šilti vakarai. Tikra vasara, didelis pliusas, nėra apždų. Tai viskas super, padarysiu video į YouTube, aišku. Nes, kaip matot, jau pradėjau daryti kelias žvejybas, tai visai patiko ir montuoti, aišku, užtrunka laiką. Tai šitas video dabar šiandien yra gegužės 26. Tai ką, žinau, gal per kokią savaitę padarysiu. Po truputį. Šiukšlę. Iš tiesų atvažiavęs atsivežiau savo matą, bet savo matą nenaudojau, nes buvo galima imti iš čia. Važiuoju iš visais daiktais, važiuoju sausas, visiškai. Daug neprenumeruojat kažkodėl žiūrinčią. Galėtumėt paspaustą subscribe mygtuką, nes tikrai dar video bus. Jau tikrai minėjau, kad dar pasikartosiu, birželį tikrai bus žvejyba jau Lietuvoje. Tikrai patinka ir įdomu, užduokit tokių klausimų. Nebūkit tokie tylūs. Kažką darau, įtariat daug, tikrai ne taip, kaip kam atrodo, bet man taip kimba ir man taip veikia.
Tai tiek žinių, tokia šį žvejybą. Viskas. Sirašiau elektrą, šiukšlės, matas nunešti ir namo. Ate damas. Ir iki jums ribokai, iki sekančio video.